Labas rytas, gerbėmėjai svečiai, ponios ir ponai. Man malonu atidaryti šį renginį. 2024 metais ES notariatų tarybai pirmininkaujančios Lietuvos konferencija Teisinės valstybės ir notariato stiprinimas ES narių ir Ukrainos įžvalgos. Organizavome šį renginį bendradarbiaudami su Lietuvos Respublikos ir Ukrainos teisingumo ministerijomis bei ES notariatų taryba. Konferencijos globėja Lietuvos teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska. Konferencijos kalbos anglų, lietuvių, prancūzų ir ukrainiečių, todėl galite klausyti pranešimų jums priimtina kalba. Konferencija yra filmuojama ir Zoom pagalba transliuojama internete. Fiziškai dalyvauja 100 dalyvių iš Ukrainos, Vokietijos, Lenkijos, Prancūzijos, Čekijos Respublikos, Portugalijos, Rumunijos, Latvijos, Lietuvos. Nuotoliu dalyvauja dalyviai iš Maltos, Belgijos, Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos, Austrijos, Lenkijos, Rumunijos, Niderlandų, Slovėnijos, Estijos ir Lietuvos. Šiandien čia šioje konferencijoje dalyvauja mūsų garbūs svečiai Evelina Dobrovolska, Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė, Gabija Grigaitė-Daugirdė, teisingumo viceministrė, profesorius Dainius Žalimas, Europos parlamento narys, buvęs Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo pirmininkas, Danguolė Bublienė, Lietuvos aukščiausio teismo pirmininkė, Vira Bondarenko, Ukrainos teisingumo ministerijos notariatų departamento direktorė, Marina Rudnicka, Ukrainos teisingumo ministerijos privatinės teisės departamento notarų reguliavimo ir teisinės pagalbos biuro vadovė, Vladimir Marčenko, Ukrainos notarų rūmų prezidentas, Ukrainos notarų rūmų atstovai, pirmoji viceprezidentė Olena Kiriliuk, viceprezidentė Ina Bernatska, notarės Tatjana Račkova, Tatjana Kučerenko, Galina Parusova, taip pat Charkovo nacionalinio Jaroslav Mudrai Teisės universiteto civilinės justicijos ir advokatūros katedros docentė Viktorija Barankova, tos pačios katedros asistentė Jana Kolomets, Ukrainos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius konsuliniams reikalams Kiril Smirnov, Prancūzijos aukščiausiosios notariato tarybos Europos reikalų komisijos pirmininkas Nicolas de Bodus de Fransur. Nuotoliu yra prisijungęs 2023 metų ES notariato tarybos prezidentas Peter Štalmačik. Taip pat Tarptautinės notariato sąjungos viceprezidentas Europai, Vokietijos federalinių notarų rūmų prezidentas, kurio paprašėme įrašyti savo pranešimą iš anksto, kad nuotolinio ryšio galimi trikdžiai nesutrukdytų mums išklausyti jo kalbos, profesorius Jens Borman. Taip pat atvykęs justicijos tarėjas Richard Bock, buvęs Koblensų notarų rūmų pirmininkas, buvęs Vokietijos notarų rūmų viceprezidentas, vadovaujantis Tarptautinės notariato sąjungos notarų tarptautinio bendradarbiavimo komisijai. Labai simboliška, kad būtent šiandien ir Vilniuje lygiagrečiai vyksta kita tarptautinė konferencija, kurią globoja Europos parlamento narys profesorius Dainius Žalimas, atsakomybė už nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijoje. Todėl išklausysime jo pranešimo, kai tik jis galės atvykti. Sveikinimo žodžiui kviečiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministrę Eveliną Dobrovolską. Prašau, ministrė. Labas rytas visiems. Visų pirma, norėčiau labai pasveikinti ir padėkoti Lietuvos notarų rūmams už galimybę būti čia, padėkoti už galimybę tai, kad mūsų Ukrainos kolegos yra čia ir padėkoti už tai, kad Lietuvos notarų rūmai nuo pirmos dienos agresijos Ukrainoje buvo tas pavyzdys, kaip galima padaryti daugiau, negu tik tai tikimas. Gerbiami konferencijos dalyviai,
Man didelė garbė šiandien pasveikinti jūs visus Vilniuje, šioje reikšmingoje konferencijoje. Konferencijoje, kuri tikiuosi taps naujų etapų efektyvios pagalbos Ukrainai kelyje, padedančių dar labiau sustiprinti mūsų paramą Ukrainai. Šiuolaikinėme pasaulyje, kuriame vis labiau augo populizmo ir autoritizmo grėsmės, teisinės valstybės principų laikymasis yra esminė sąlyga apsaugoti demokratijos principus, užtikrinti, kad įstatymai būtų viršesni už asmenų ar grupių interesus, užtikrinti kelią valdžios institucijų piktnaudžiavimui valdžia ir užtikrinti už sprendimų priėmimą atsakingų asmenų atsakomybę, bei garantuoti, kad piliečių teisės ir laisvės bus gerbiamos ir ginamos. Teisinė valstybė yra pamatinė ES vertybė, junginti skirtingų nacionalinių tapatybių, tradicijų ir teisinių sistemų valstybės. Vienas iš esminių teisinės valstybės ramščių, šalia nepriklausomų teismų ir teisinių profesijų, aktyvios pilietinės visuomenės bei laisvos žiniasklaidos, yra notariatas. Notariatas užtikrina teisinių santykių teisėtumą ir stabilumą. Taip pat prisidėdamas prie visuomenės pasitikėjimo valstybės teisinė sistema. Tad notarų nepriklausomumas bei nešališkumas išties užtikrina tai, kad teisės viršenybės principas iš tikrųjų būtų įgyvendinamas, o kiekvieno piliečio teisėti interesai būtų patikimai apsaugoti. Ukraina šiandien kovojanti už savo nepriklausomybę ir demokratinės vertybės savo pavyzdžių rodo, kaip svarbu stiprinti teisinę valstybę net ir pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis. Mūsų visų tikslas be abejonės yra remti Ukrainą. Tam, kad mūsų pagalba Ukrainai būtų veiksminga ir efektyvi, turime labai aiškiai suprasti, kokių priemonių šiandien labiausiai reikia mūsų partneriams. Ši konferencija yra ypatinga proga susiburti ekspertams, politikams, teisės mokslininkams ir praktikos atstovams, kurie turi neįkainojamąją patirtį ir žinias. Tad kviečiu dalintis savo įžvalgomis ir idėjomis, kurios padėtų stiprinti teisinį tikrumą ir notariato institutą Lietuvoje ir Ukrainoje. Tikiuosi, kad Vilnius taps platforma, kurioje būtų suburta visa reikalinga pagalba Ukrainai ir užtikrinta savalaikė parama mūsų partneriams. Baigdama noriu kreiptis į mūsу kolegas из Украиnos. Разом ми подолаємо всі випробування на шляху до установки непохитної справедливості та процвітання вашої держави. Слава Україні! Pradėję organizuoti šią konferenciją, intensyviai bendravome su Lietuvos ir Ukrainos teisingumo ministerijomis. Prieš kelias dienas įvyko svarbios Ukrainos vyriausybės pertvarkos ir paskirta naujoji Ukrainos teisingumo ministrė Olga Stefanyšina. Deja, vykstant naujos ministerijos vadovybės formavimui, ministrė negalėjo atvykti į Vilnių, todėl į konferencijos dalyvius nuotoliniu būdu dabar kreipsis Ukrainos teisingumo ministro pirmasis pavaduotojas Jevgenij Horovets. Шановний пане Маріус, Gerbiamasis Marius Strakaitis, ponia Evelina Dobrovolska, gerbėmieji dalyviai. Pirmiausia, norėčiau perduoti nuo mūsų naujos ministrės atsakingos už Europos ir Euroatlantinę integraciją bei teisingumą sveikinimus ir padėkos žodžius už šiandienos aukšto lygio renginio organizavimą ir už ES ir Lietuvos Respublikos teikiamą paramą Ukrainai. Kolegos, daugiau nei 10 metų jau vyksta agresyvus Rusijos karas prieš Ukrainą ir daugiau nei 2 metus vyksta plataus masto invazija, kurią lydi nuolatinis mūsų šalies kritinės ir civilinės infrastruktūros apšaudymas mūsų valstybėje. Dėl to daugelis notarų biurų buvo sunaikinti arba apgadinti. Daugelis notarų turėjo nutraukti savo veiklą arba persikelti į kitąją vietą. Beveik visi notarai turi įveikti problemas susijusias su reguliariais, su oro pavojumi ir elektros energijos tiekimo pertraukiais. Svarbu, kad šiomis sudėtingomis sąlygomis Ukrainos notarų bendruomenė demonstruoja savo geriausias savybės ir patvirtina savo atsidavimą aukščiausioms teisinės valstybės idealams ir aukštai
misijai tarnauti visuomeniai. Norėčiau padėkoti Ukrainos notarams už jų drąsą, energiją ir profesionalumą ir linkiu, kad Europos notarai, taip pat ir Lietuvos notarai niekada neturėtų dirbti tokiamis sąlygomis, kokiamis atsidūrė jų kolegos ukrainiečiai. Tiesą sakant, mūsų didvyriškos Ukrainos ginkluotosios pajėgos kiekvieną dieną ir naktį dirba tam, kad taip neatsitiktų ir mes esame jiems labai dėkingi. Kaip žinote, Ukrainos valstybėje labai svarbi yra teismų reforma, tačiau nemažiau svarbi yra ir notariato sistemos reforma. Ir šiame kontekste notarų veiklos skaitmenizavimas neabejotinai yra vienas svarbiausių klausimų. Aš esu įsitikinęs, kad šiandienos renginio dalyviai išsamei aptars aktualius klausimus ir esu tikras, kad užsienio kolegų patirtimi Ukraina tikrai pasinaudos, tobulindama savo notariato įstatymus. Norėčiau dar kartą padėkoti mūsų draugams iš Lietuvos už didžiulę pagalbą mūsų šaliai tiek kovojant su Rusijos ginkluotą agresiją, tiek reformuojant teisinę sistemą, įskaitant notariato sritį. Šlovė Ukrainai. Dėkoju už prisijungimą ir kviečiu pagal galimybės ir toliau stebėti mūsų konferenciją per Zoom. Taigi pradėsime darbinę konferencijos dalį. Šiandien į mus savo pranešimu, video pranešimu kreipėsi Ana Jaroš Fris, Europos komisijos kaiminystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato Ukrainos tarnybos direktorė. Of the Council of the EU Notariat. Gerbiamas ES notariatų tarybos pirmininkė, gerbiama Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė, Europos parlamento nariai, gerbiami notarai, ponai ir ponios. Man labai malonu kreiptis į Jūs šiandienos konferencijoje. Nuoširdžiai atsiprašau, kad šį kartą negalėjau atvykti į Vilnių, tačiau tikiuosi, kad ateityje bus kitų progų. Pirmiausia, leiskite išreikšti susižavėjimą Ukrainos notarų atsparumu, kurie ir toliau teikia svarbias notarinės paslaugas, nepaisant visų iššūkių, kurius sukelia besitęsianti Rusijos agresija. Taip pat nuoširdžiai sveikinu ES notarus už tvirtą paramą savo kolegoms ukrainiečiams nuo pat pirmųjų Rusijos plataus masto invazijos dienų. Ir už tai, kad priėmėte juos į ES notarų bendruomenę. Esu įsitikinusi, kad jūsų partnerystė ir toliau stiprės, Ukrainai žengiant pirmyn ES keliu. Stojimas į ES suteikia unikalią galimybę iš esmės pertvarkyti Ukrainą. Tai geostrateginė investicija į mūsų bendrą taiką, stabilumą ir klestėjimą. Po istorinio ES vadovų sprendimo pradėti stojimo į ES derybą su Ukraina, komisija dabar tęsia šį procesą. Pradedame tikrinti, kaip Ukraina laikosi ES teisės ir plečiame Ukrainai teikiamą pasirengimo narystei techninę pagalbą. Teisinės valstybės principas, kaip vienas iš pamatinių principų, atliks pagrindinį vaidmenį stojimo derybose. Nuo Maidano revoliucijos Ukraina šioje srityje padarė didelę pažangą ir net Rusijos agresija nesustabdė pastangų vykdyti reformas. Nemaža pažanga pasiekta ir notarinės sistemos srityje. Ukrainos notarai palaipsniui prisiėmė naujas pareigas ir įgijo vis didesnį visuomenės pasitikėjimą. Vis dėlto, nepaisant šių teigiamų tendencijų, teisinės valstybės srityje dar reikia daug nuveikti. Tačiau esu įsitikinusi, kad mūsų bendromis pastangomis, sunkiu darbu ir partnerystė, tokia, kokią pavyko pasiekti notarams, Ukraina įveiks Rusijos agresiją ir taps stipria, klestinčia ES šeimos nare, kuri yra grindžiama teisinės valstybės vertybėmis. Linkiu Jums visiems labai turiningos konferencijos ir siunčiu nuoširdžiausius linkėjimus iš Briuselio. Dėkoju direktoriai. Palaikyti ryšį su Ana Jaroš Fris mums padėjo šiame Europos komisijos direktorate jau ne vienerius metus dirbantis Manfredas Limantas, kuris ir pats ketino atvykti į Vilnių, bet dėja dėl
europinės darbotvarkės įtemptos, to negalėjo padaryti. Tęsėme mūsų darbinę konferencijos dalį ir kviečiu Lietuvos aukščiausio teismo pirmininkę Danguolę Bublienę pristatyti pranešimą teisminių funkcijų patikėjimas notarams, tolesnės galimybės ir perspektyvos. Gerbiami konferencijos dalyviai, iš tiesų pirmiausia noriu padėkoti notarų rūmams už man suteiktą garbę šiandien čia kalbėti. Tikrai tikiu, kad ši konferencija yra ne tik ir ne tiek svarbi, kad pasikeisti informaciją žiniomis, bet labai svarbi, kad sukurti dvasinę bendrystę. Dvasinę bendrystę šiais tokiais sudėtingais laikais, visiems būti kartu, petys į petį, bet ir kartu dirbti. Kaip Marius sakė, o dabar pradedam darbinę dalį. Taigi, iš tiesų, teisinės valstybės ir notariato stiprinimas ES narių ir Ukrainos įžvalgos šios dienos konferencijos tema, tikiu, pasirinkta neatsitiktinai. Paprastai, kai kalbam apie teisinę valstybę, šio principo saugotojais matomi teismai. Vis dėlto akivaizdu, kad negalima suprasti šios sistemos per siaurai. Pirmiausia, kiekvienas taikantis teisę, taigi ir kiekviena teisininkų korporacija yra šio principo saugotoja. Tuo labiau tai galima pasakyti apie notarus, kurie, cituojant Europos komisijos atliktą studiją, yra vienas svarbiausių teisminės sistemos ramsčių. Akivaizdu, kad lotyniškojo notariato notarai prisideda prie teisingumo vykdymo, prevencinėje jo stadijoje. Užtikrindami sandorių teisėtumą ir atlikdami kitas su tuo susijusias funkcijas, notarai yra teisinio tikrumo saugotojai, dar plačiau visuomenės gyvenimo apsauginis mechanizmas. Notarai atlieka svarbų vaidmenį, prevenciškai prisidėdami, kad būtų išvengta teisminių ginčų. Vykdydami neginčio procedūrų kompetencijas mažina teismų darbo krūvį ir sąnaudas. Apie notarą kaip prevencinį, preventyvų ar neginčio teisėją diskutuojama jau seniai, tiek ES, tiek ir Lietuvoje. Kaip pakankamai seniai diskutuojama ir apie tam tikrų funkcijų perdavimą notarams. Vis dėlto, siekiant toliau diskutuoti apie tai, ką ir kaip galima patikėti notarams, reikia susitarti dėl sąvokų. Noriu atkreipti dėmesį į Lietuvoje naudojamą terminiją. Tiek politiniuose, tiek strateginiuose dokumentuose, viešojo informacijoje ir tarpusavio diskusijose galima aptikti teiginius teismam nebūdingos funkcijos, šių funkcijų perdavimas notarams ar antstoliams. Čia irgi matote Teisingumo ministerijos dokumentą, kur būtent ši terminologija ir yra naudojama. Valstybės kontrolė dar 2020 metais dar daugiau nurodė. Audito metu atlikta apylinkių teismo apklausa rodo, kad teismai skirtingai supranta, kokios funkcijos yra nebūdingos teismams. 6 iš 12, kaip teismams nebūdinga funkcija, nurodo santuokos nutraukimo bendrų sutarimų nagrinėjimą. 8 iš 12 teismo leidimų išdavimą disponuoti nekilnojamu turtu, kuris yra šeimos turtas, kai šeimoje auga nepilnamečiai vaikai. Atliekant apklausas, kai kurie teismai pateikė nuomonę, kad teismai neturėtų nagrinėti bylų su paprastinto proceso tvarka. Susidaro įspūdis, kad nesusivokiam, kas yra teisminė funkcija, teisingumo vykdymo funkcija ir kas būdinga ar nebūdinga teismams. Ar tikrai santuokos nutraukimas bendrų sutuoktinių sutarimu, kiti nurodyti pavyzdžiai nėra teismams būdinga funkcija. Kita vertus, ar taip turėtų būti keliamas klausimas? O gal tiksliau būtų klausti taip, ar šios funkcijos perdavimas notarams neprisidėtų prie efektyvesnio teisingumo administravimo. Sena išmintis sako, kaip klausi, taip ir bus atsakyta. Sąvokos žodžiai neabejotinai yra svarbios. Pats sąvokos teismams nebūdingų funkcijų atsisakymas naudojimas veda į painiavą ir nesusivokimą, kas yra teismui būdinga funkcija ir kas yra teisingumo vykdymas. O tuo pačiu ir kelia neaiškumų dėl pačios formuojamos politikos tikslo. Kita vertus, šis neaiškumas natūraliai kyla ir iš pačios ES teisingumo teismo praktikos, apie kurią netrukus kalbėsiu. Dar praėjusiais metais profesorius Vytautas Nekrošius savo pranešime notariato 30-mečio konferencijoje taip pat atkreipė dėmesį šios sąvokos ydingumą, kalbėdamas apie ypatingą teiseną, kurio nėra ginčų, tačiau joje taip pat funkcijas vykdo teismai.
Europos komisijos teisingumo veiksmingumo komisija 2023 metų tyrime nurodė, kad neginčio funkcijų perdavimas atliekamas siekiant sumažinti teismų krūvį ir prisidėti prie teisingumo veiksmingumo asmenų naudai. Taigi neatsisakant teismams nebūdingų funkcijų, o siekant teisingumo veiksmingumo. Bet to svarbu ir tai, kad šioje studijoje naudojamas terminas efficiency, ne effectiveness, o būtent efficiency siejama su našumu, taigi ir tam tikro ekonominiu požiūriu. Kita vertus, aišku ir tai, kad kalbant apie valstybės funkcijas, būtina susitarti, kokias valstybės funkcijas, viešasias ar neviešasias, kaip mes jas beinterpretuotume ir kokiems subjektams reikia perduoti. Koks modelis yra pats geriausias konkrečiai valstybei. Matyt tai, kad valstybė vieną ar kitą funkciją perduoda įgyvendinti teismams ar atvirkščiai iš jų atima, nereiškia, kad ta funkcija tampa būdinga ar nebūdinga teismams. Pavyzdžiui, Vokietijoje teismai atlieka juridinių asmenų registro funkciją, o pas mus šią funkciją vykdo registrų centras. Tačiau dėl to ji netampa teisminė ar neteisminė. Kiek žinau, panašiai yra ir su paveldėjimo sritim. Tai neabejotinai yra susitarimo ir kiekvienos valstybės pasirinkimo reikalas. Taigi, susitarę dėl sąvokų, užduokime savo klausimą, ar yra prielaidų manyti, kad notarams galima patikėti ir daugiau teisminių funkcijų, kad teisingumo administravimas taptų efektyvesnis. Pabandykime į šį klausimą atsakyti analizuodami per 3 lygmenis – notaro statusą, notaro funkcijas ir tam tikras bendrasias prielaidas. Taigi, notaro statusas. Koks jis? Kas yra notaras? Laisvosios profesijos atstovas, valstybės valdžios funkcijas vykdantis asmuo, ūkinės ekonominės veiklos subjektas, teisminės funkcijas vykdantis asmuo. Teismas. Pagal notariato įstatymo 2 straipsnį notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis notariato įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Taigi normatyvinė notaro sampratos apibrėžtis nei vieną iš šių klausimų aiškaus atsakymo nepateikė. Taigi, ar notaras laisvosios profesijos atstovas? Ne vienas šaltinis patvirtina matymą, kad notaro profesija yra laisvoji. Patys notarai save pristato laisvosios profesijos atstovais. Teisingumo teismas 24 metų sausio 18 dienos sprendime yra apibendrinęs. Dėl notarų teisingumo teismas jau yra nusprendęs, kad atsižvelgiant į tai, kad verčiasi laisvąją profesiją, pabrėžiu, laisvąją profesiją, kuri kaip pagrindinė veikla reiškia kelių atskirų paslaugų teikimą už atlygį, jie iš esmės vykdo ekonominę veiklą. Šį apibendrimą teismas pateikė konkurencijos byloje, nors rėmėsi padarytomis išvadomis laisvės teikti paslaugas kontekste. Teisingumo teismas notarų veiklą kvalifikavo kaip valstybės reglamentuojamos profesijos atstovų veiklą, susijusią su viešo intereso apsauga. Šiose bylose Teisingumo teismas nors ir akcentavo, kad jis nenagrinėja nei su notariato statusu ar struktūra, nei su kitomis sąlygomis, kurios greta pilietybės sąlygos nustatytos asmenims norintiems verstis notaro veiklą atitinkamą valstybei. Vis dėlto pateikdamas konkrečios notarų kiekvienos iš veiklų analizę, Teisingumo teismas nei vienos iš jų nepripažino valstybės valdžios institucijos vykdoma veikla. Kaip matyti iš Teisingumo teismo sprendimų, Teisingumo teismas pripažįsta, kad notarai vykdo viešojo intereso funkciją. Tačiau to, anot teismo, nepakanka, kad jų vykdoma veikla būtų galima pripažinti viešosios valdžios funkciją. Teisingumo teismas pažymėjo, kad notarai veikia konkurencinėmis sąlygomis, kas nėra būdinga viešosios valdžios funkcijų vykdymui. Tokie argumentai kelia diskusinių klausimų dėl jų išbaigtumo ir nuoseklumo. Pavyzdžiui, jeigu manyti, kad santuokos nutraukimo patvirtinimas, sankcionavimas nėra valstybės funkcija, tai atrodytų, kad nei santuokos sudarimo, nei jos nutraukimo nereikėtų registruoti registruose, bet vis dėlto yra priešingai. Ši diskusija neabejotinai verta atskiro mokslinio tyrimo, įtraukiant tiek privatinės, tiek viešosios teisės srities mokslininkus. Be kita ko, Teisingumo teismas 24 metų sprendime yra apibendrinę savo paties notaro vykdomų veiklų analizę. Šiuo aspektu,
Šiuo aspektu Teisingumo teismas iš esmės yra nusprendęs, kad negalima tiesiogiai ir konkrečiai prie viešosios valdžios vykdymo priskirti notarinės veiklos, kai tvirtinamas aktų, kuriuose išreiškiami vienašaliai įsipareigojimai arba laisva valia šalių sudaryti susitarimai autentiškumas, sudaromos hipotekos, rengiami sandorių projektai ir kai kurie notarai teikia konsultacijas ir techninės paslaugas. Atskirai paminėtina vienoje iš paskutinių bylų dėl laisvės teikti paslaugas atlikta notaro vykdomos veiklos teismo įsakymų išdavimo srityje analizė. Tuos veiklos požymius, kad mokėjimo įsakymai yra susiję tik su neginčiamais piniginiais reikalavimais, kurių terminas jau yra suėjęs, kad notaro išduotas mokėjimo įsakymas tampa privalomas, tik jeigu skolininkas jo neapskundžia, Teisingumo teismas vertino kaip notaro kompetenciją, kuri grindžiama vien bendra skolininko ir kreditoriaus valia ir niekaip nekeičia teismo prerogatyvų, nesant jų sutarimo dėl skolos buvimo. Taip pat Teisingumo teismas vertino ir notaro kompetenciją Europos mokėjimo įsakymo paskelbimo vykdytinų, jei per nustatytą terminą nebuvo pateiktas joks prieštaravimas srityje. Nurodymą vykdyti mokėjimo įsakymą Teisingumo teismas vertino kaip leidimą pradėti išieškoti skolą, sudarančią, nesant atitinkamo skundo, tapusio privalomo mokėjimo įsakymų dalyką. Nors notarui padarius vykdymo žymą mokėjimo įsakymą, kuris tapo privalomas, šis įsakymas tampa vykdytinas, ši aplinkybė taip pat grindžiama tuo, jog skolininkas neužginčijo skolos, kurią numatoma pradėti išieškoti. Tai, kad mokėjimo įsakymas tokiu būdu tapo vykdytinas, Teisingumo teismo neįtikino padaryti išvadą, kad notaras turi įgaliojimus apimančius tiesioginį ir konkretų dalyvavimą vykdant viešosios valdžios funkcijas. Taigi mokėjimo įsakymo, ar kitaip tariant, įsakymo išdavimą, teismas laikė papildomą ir parengiamąją teismo veiklai. Prisipažinsiu, mane šiek tiek glumina šie argumentai, nes sektų, kad teismo įsakymo atžvilgiu ir teismai nėra teismai, nes net nėra pagrindo įsakymo išdavimą laikyti valstybės valdžios funkcijoms. Ar notaras yra ūkinės veiklos? Ar notaras yra ūkinės veiklos subjektas? Atsakymas šiandien labai gerai žinomas ir jau buvo iš anksto diskutuotas tarp notarų ir praėjusiais metais. Taip, yra. Teisingumo teismas naujų sprendimų konstatavo, kad ES steigimo sutarties 101 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad valstybėje narėje įsisteigę notarai turi būti laikomi įmonėmis, kaip jos suprantamos pagal šią nuostatą, kai jie tam tikrais atvejais tvirtina hipotekos įkeitimo sandorius, atlieka vykdomosius įrašus, notarinius veiksmus, rengia sandorių projektus, teikia konsultacijas, techninės paslaugas ir tvirtina mainų sutartis, jei ši veikla nesusijusi su viešosios valdžios įgaliojimų vykdymu. Kažin, ar toks išaiškinimas labai stebina, nes Teisingumo teismas ir ankstesniuose sprendimuose nuosekliai formavo praktiką, kad notarų, kaip girdėjome jau prieš tai, kad notarų vykdomos funkcijos nėra valstybės valdžios institucijos vykdomos funkcijos. Kaip jau minėjau, be kita ko pabrėžtamas ir tai, kad notarai veikia konkurencinėmis sąlygomis, netgi jei jos ir yra ribotos. Tad jei notarai nėra valstybės valdžios institucija, natūralu, jie yra ekonominės veiklos subjektas. Kita vertus, visiškai akivaizdu, kad Teisingumo teismas nepaneigė notarų vykdomos viešojo intereso apsaugos funkcijos. Taigi, nei ankstesni, nei naujausias Teisingumo teismo sprendimas drįstų teigti nekelia grėsmės notaro profesijai, notaro vykdomoms funkcijoms ir nekvestionuoja to, kad notarams galėtų būti patikėtos tam tikros teisminės funkcijos. Ar notaras vykdo teisminės funkcijas? Jau šio pranešimo pradžioje minėjau, kad notaras dažnai vadinamas prevenciniu, preventyviu ar neginčio teisėju. Vis dėlto šios sąvokos tiesiogiai nenusako notaro kaip teisminių funkcijų vykdytojo statuso. Ar notaro vykdoma veikla gali būti laikoma teisminėmis funkcijomis? Šis klausimas reikalauja atskiros analizės. Pirmiausia, pastebėtina, kad atsakymas čia gali būti labai paprastas. Jei notaras nėra valstybinės valdžios institucija, savaime aišku, jis nėra ir teismas.
Vis dėlto ir čia reikalinga atskira analizė. Notaras yra profesionalus teisininkas, kaip ir teisėjui, jam taikomi aukšti kvalifikacijos atrankos reikalavimai. Notarai, kaip ir teismas, veikia remiantis bendraisiais principais - nepriklausomumo, nešališkumo, objektyvumo principais. Notaro nepriklausomumai, skaitant ir finansinio principas, tiesiogiai įtvirtintas notariato įstatyme. Dar 2011 metais Lietuvos aukščiausiasis teismas, nagrinėdamas notaro atsisakymą atlikti notarinius veiksmus, nurodė, kad notaro funkcijos samprata suponuoja išvadą, kad notaras nenagrinėja asmenų ginčių, nenustatinėja ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju, jei dėl asmenų teisų ir juridinių faktų kyla abejonių ar nesutarimų, privalo atsisakyti tvirtinti tokias teises ar faktus. Notaras gali tvirtinti tam tikras teises ar faktus tik tuo atveju, jei dėl jų turinio ir teisėtumo jam nekyla abejonių. Iš esmės tokios pat pozicijos 2020 metais laikėsi ir Teisingumo teismas, priimdamas sprendimą pagal aukščiausiojo teismo kreipimąsi ir nepripažino Lietuvos notaro vykdomų funkcijų teisminėmis, netgi paveldėjimo reglamento, kuris plačiau apibrėžė teismą nei Briuselio reglamentas rėmuose. Teisingumo teismas teisminėmis funkcijomis laiko tik tokias funkcijas, kai institucija yra įgaliota nagrinėti ginčą dėl teisės. Neginčijimų subjektinių teisių įtvirtinimas anot Teisingumo teismo nelaikytinas ginčų dėl teisės. Nors Teisingumo teismas paliko garbingą teisę Lietuvos teismui pateikti savo vertinimą, vis dėlto jo paties atliktas vertinimas buvo tiek iškalbingas ir akivaizdus, kad nacionaliniam teismui neliko jokios kitos išeities, kaip tik pakartoti Teisingumo teismo sprendimo išvadas. Taigi, turime atsakymą, kad šiandien notaro vykdomos funkcijos paveldėjimo srityje nėra teisminės funkcijos. Be to, Teisingumo teismas, pasisakydamas dėl teismo savokos ir bylose dėl teismų nepriklausomumo, yra pabrėžęs, kad institucija atitinka teismo savoką, jai užtikrinama šalių teisė būti išklausytoms, nepriklausomai nuo formos, žodžiu ar raštu. Nesant šių elementų, institucija negali būti laikoma teismu. Šį aspektą svarbu turėti omenyje, toliau sprendžiant klausimą dėl teisminių funkcijų perdavimo notarams ir jų vykdymui taikytinų procesų. Apibendrinant notaro statuso klausimą yra aišku tai, kad nors notaro profesija yra viena seniausių, diskusija dėl notaro teisinio statuso prigimties vis dar gyva. Notaras laisvoji profesija, bet apribota, taigi netokia laisva kaip kitos laisvusios profesijos. Notaras nėra valstybės valdžios institucija, bet vykdo viešo intereso funkciją. Notaras vykdo ekonominę veiklą, nors ir ribotomis konkurencinėmis sąlygomis, bet kartu ir viešo intereso funkcija. Notaras vadinamas prevenciniu teisėju, pripažįstamas jo prevencinis teisingumo administravimo vaidmuo, bet jis nėra teisėjas ir nevykdo teisminių funkcijų. Skamba ekvilibristiškai. Kaip pastebėjo profesorius Mikelėnas, kalbėdamas notariato 30-mečio konferencijai, vien tas faktas, kad praėjus 30 metų po notariato reformos Lietuvoje formuluojamas toks klausimas, tai yra klausimas apie notariato vietą civilinės teisės sistemą ir perspektyvas, verčia suklusti. Sutinku su profesoriumi. Kita vertus, šiuolaikinėje visuomenėje dėl besivystančių, besikeičiančių, sudėtingėjančių visuomeninių santykių daug teisinių dalykų tenka persvarstyti ir jie įgyja kitokią prasme, kai kada juos sudėtinga įtalpinti į vieną teisinį institutą. Vis dėlto aišku yra viena, kad notaras vykdo viešo intereso funkcijas, tam tikros jo vykdomos veiklos gali būti pripažįstamos ekonominės, tam tikros valstybinės valdžios vykdomomis veiklomis. Viskas priklauso nuo to, ką ir kaip notarui patikėsime. Todėl manau, kad ši diskusija, o ir notaro statuso nevienareikšmis atskleidimas netrukdo toliau diskutuoti, ką ir kaip iš teisminių funkcijų galima būtų perduoti notarams. Kalbant apie notaro funkcijas, šiandien notarų funkcijos jau yra gerokai išplėstos, bent jau kalbant apie Lietuvos notarą, jau yra gerokai išplėstos palyginus su lotyniškojo notariato tradicinėmis funkcijomis.
Notaras turi kompetencijas ir juridinių asmenų hipotekos vykdomųjų įrašų atlikimo santuokos nutraukimo srityse. Dar daugiau notaro kompetencijos yra išplėstos ir mediacijos paslaugų srityje. Paminėtinos dvi paskutinės notarinių funkcijų išplėtimo reformos Lietuvoje – hipotekos ir santuokos nutraukimo srityje. Jau prabėgo daugiau nei 12 metų po to, kai nuo 2012 metų Liepos 1 buvo panaikinti hipotekos teisėjai ir notarams perduotos funkcijos hipotekos srityje. Taip pat jau praėjo daugiau kaip metai, kai notarams buvo patikėtos tam tikros funkcijos šeimos teisės srityje. Atrodo, nėra didelių sisteminių problemų pirmojo srityje, arba bent jau teismų praktika to neindikuoja. Aukščiausiąjį teismą pasiekė kelios bylos dėl notaro atliekamų vykdomųjų įrašų. 2014 metais, vėliau šias idėjas pakartodamas ir 2016 metais, Aukščiausiasis teismas išaiškino, kad notaras netikrina ir nevertina kreditoriaus duomenų atitikties ir neatsako už juos. Notaras atlieka formalų kreditoriaus prašyme pateiktų duomenų vertinimą ir nesprendžia hipotekos šalių ginčų. Taigi notaras atlieka tik ribotą teisinį tyrimą, formalųjį duomenų patikrinimą ir nesprendžia ginčų tarp kreditoriaus ir skolininko. Šios kelios aukščiausiojo teismo bylos indikavo, kad rengiant reformą nebuvo apgalvoti visi probleminiai aspektai, o būtent aspektai susiję su ieškinio senaties taikymu, kai kreditorius kreipėsi į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo. Konkrečiai, keliose bylose buvo sprendžiamas klausimas dėl ieškinio senaties taikymo, tai yra kaip jis turi būti skaičiuojamas, kas turi teisę nuspręsti dėl jo taikymo, netaikymo šioje neginčo teisenoje. Aukščiausias teismas išaiškino, kad Civilinio kodekso 1 knygos 130 straipsnio 1 dalies pagrindų ieškinio senaties terminą nutraukia ir asmens kreipimasis į notarą įstatyme nustatyta tvarka dėl vykdomo dokumento išdavimo ir notaro vykdomo įrašo išdavimas. Tokiu atveju reikia atkreipdėmėsi, kad tokios taisyklės mūsų civilinėme kodekse nėra. Tokiu atveju ieškinio senaties terminas laikomas nutrauktų nuo asmens rašytinio prašymo išduoti vykdomąjį dokumentą pateikimo notarų. Kitoje byloje aukščiausias teismas išaiškino, kad tuo atveju, kai teisinis reglamentavimas nustato kreditoriui teisę išieškoti iš skolininko piniginės prievolės ne teismo tvarka, nagrinėjimų atveju pagal notaro išduotą vykdomą įrašą, skolininkas gavęs kreditoriaus reikalavimą sumokėti skolą gera valia, ar notaro atliktą vykdomą įrašą dėl skolos išieškojimo, turi teisę ginti pažeistas teises, pareikšdamas kreditoriui savarankišką ieškinį dėl ieškinio senaties terminų taikymo. Taigi, be teismo čia neapsieita. Vis dėlto šiomis nutartimis notarui suteiktas išties reikšmingas vaidmuo ir suteiktos tos pasekmės, kurios būtų kreipiantis į teismą. Dėl antrosios srities santuokos nutraukimo matyt dar per anksti daryti kokias nors išvadas. Tiesa, valstybės kontrolės 2020 metų ataskaitoje buvo prognozuojama, kad auditorių skaičiavimais, jei būtų pritarta sprendimui kitoms institucijoms perduoti nors dvi teismams nebūdingas funkcijas dėl santuokos nutraukimo bendrų sutarimų ir dėl teismo leidimų išdavimo nekilnojamo daikto, kuris yra šeimos turtas sandoriams sudaryti, jeigu sutuoktiniai pareiškėjai turi nepilnamečių vaikų, teismuose gaunamų civilinių bylų skaičius sumažėtų apie 13%, tai yra apie 20 000 bylų. Tokią statistiką šiandien turim pateiktą mūsų nacionalinės teismų administracijos ir iš jos matosi, žinoma, jinai nepretenduoja į labai tikslę statistiką, vis dėlto reikėtų skaičiuoti, matyti bylą paskui bylą, bet daugiau mažiau tiek, kiek galima padaryti išvadas remiantis Liteko duomenimis. Šiandien yra fiksuojamas apie 4,5% bylų sumažėjimas. Taigi, tam, kad padaryti solidžias išvadas, tikrai reikia atlikti kokybinę, o ne tik kiekybinę analizę. Ir manau, pirmiausiai patys notarai turėtų pasakyti, kaip jiems sekasi vykdyti šias funkcijas. Ypač atsižvelgiant į prieš metus notariato 30-mečio konferencijoje išsakytą skepticizmą, drįsčiau sakyti skepticizmą dėl šių funkcijų perdavimo, įvairių grėsmių įžvelgimą.
Iš teismų praktikos dar per ankstyva daryti kokias nors išvadas, įskaitant ir vertinimą, kad vis dėlto bylų sumažėjo teismuose vien dėl šių funkcijų perdavimo notarams. Pastaroji reforma be abejonės turės būti ex-post analizės, už kurios atlikimą turėtų būti atsakinga Teisingumo ministerija objektu. Būtent šioje analizėje turėtų būti atskleistos reformos sėkmės ir nesėkmės, jų pagrindų išmoktos pamokos. Jos galės padėti spręsti dėl tolesnės notarų funkcijos plėtros, siekiant bendro visai teisingumo sistemai tikslo - geresnio teisingumo sistemos administravimo ir asmenų teisių apsaugos. Kalbant apie bendrasias prielaidas labai trumpai, reikia pasakyti, kad pasitikėjimas notarais yra didelis. Nekartą apie tai buvo diskutuota ne vienos konferencijos rėmuose. Notarų tinklas yra pakankamai išplėtotas. Net kai va čia sekančių skaidrė, aš turiu paveiksliuką, kur labai aiškiai matosi, kiek notarų biuro yra išsidėsčiusių per visą Lietuvą. Jų buveinės biurai įsteigti daugelį Lietuvos vietų, taigi pakankamai priartinti prie žmogaus. Notarų tinklą galima daug efektyviau plėtoti nei teismų tinklą. Notarų biuro aplinka yra draugiškesnė nei teismo. Bendravimas su notaru nereikalauja specialaus proceso. Jų vykdoma konsultacinė funkcija leidžia betarpiškai prisiliesti prie žmogaus problemos. Vykdoma sandorių tvirtinimo funkcija apsprendžia būti arti kasdienės praktikos ir sprendimų. Notaras yra ne tik teisininkas. Priminsiu plačiai cituojamus Vokietijos teisingumo ministro Markas Buš žodžius pasakytus Vokietijos notarų suvažiavime. Notaras yra kartu kunigas ir gydytojas. Notaras žiūri plačiau. Notaras išklauso, supranta, pataria, ne tik teisės klausimais. Taigi notaras a priori daugeliu atžvilgių yra arčiau žmogaus. Paminėčiau ir tai, kad Lietuva vis dar priskiriama prie lyderiaujančių valstybių pagal ginčo civilinių bylų skaičių. Pagal 2024 m. ES teisingumo rezultatų suvestinę esame 4 vietoje. Kita vertus, pagal bendrą civilinių ir administracinių bylų skaičių esame 14 vietoje. Tad gali būti, kad tam turi įtakos ir kompetencijų padalinimas tarp notarų ir teismų. Taigi, bendrosios prielaidos yra palankios. Toliau svarstyti atitinkamų teisminių funkcijų perdavimą notarams. Čia reikia paminėti ir tendencijas. Vienas naujausių Europos komisijos atliktų tyrimų daro išvadą, kad praktiniai pavyzdžiai ir skaičiai rodo, jog vis daugiau kompetencijos siekiant palengvinti teismų ir viešo administravimo institucijų naštą perduodama notarams. Šią raidą atspindi ne tik paveldėjimo reglamentavimas, kai daugelis ES valstybių narių notarams patikėjo kompetenciją išduoti Europos paveldėjimo liudijimą, bet ir notarų kompetencija nutraukti santuoką abipusių sutikimų, bei notarų kaip teismo įgaliotinių vaidmuo. Tikėtina, kad ši tendencija išliks ateityje. Tokią būtent daro išvadą atliktos Europos komisijos studijos autoriai. Tendencija yra tendencija ir ji gali keistis. Vis dėlto tai viena prielaidų ir labai rimtų, siekiant svarstyti tolesnės teisingumo efektyvesnio administravimo galimybės. Šiandien ši tendencija aiškiai rodo, kad efektyvaus teisingumo sistemos administravimo paieškos vyksta ne vienoje šalyje ir kad ne vienoje šalyje sprendiniai daromi būtent tą pačią kryptimį. Patikint notarams platesnės teisingumo vykdymo funkcijas, taip prisidedant prie efektyvesnio teisingumo sistemos administravimo. Taigi, atlikus kokybinius tyrimus dėl jau padarytų sprendinių, perdavus notarams teisminės funkcijas, jų įtakos visuomenės pasitikėjimui teisinė sistema, galima būtų svarstyti ir dėl tolesnių žingsnių. Pavyzdžiui, pradėti diskutuoti dėl notarų funkcijų išplėtimo, neginčytinų reikalavimų atžvilgių ar net funkcijų išplėtimo paveldimo teisės srityje, net jei situacija nėra akivaizdi ir kyla ginčas dėl teisės. Taigi, teisinės prielaidos yra palankios, tendencijos yra pozityvios, belieka smulkmena susitarti. Ačiū už dėmesį.
Dėkoju, pirmininkė. Tikiuosi, kad Lietuvos aukščiausio teismo pirmininkės pranešimas kolegoms iš Ukrainos davė minčių, kaip ir ką galėtų tobulinti, kokiu keliu toliau eiti Ukrainos notariatui. Taip pat ir mums, man asmeniškai davė tam tikrų minčių ir galiu pasakyti, kad pirmininkės minėta naujoji praktika, naujas reguliavimas, kai atsisakyta teismo vaidmens santuokos nutraukimo bylose, kai nėra nepilnamečių vaikų, politikam davė indikaciją ir minčių šią reformą tęsti ir jau yra mintis gimusi, kad notaro vaidmuo galėtų būti išplėstas ir toj vietoje, kur yra nepilnamečių vaikų, tačiau nėra ginčų. Tai matyt, kad tai yra ateities klausimai, kuriuos mes nagrinėsime pradžiai konferencijose, o po to gims teisės aktai. Tai grįžtu į darbotvarkę ir kviečiu Lietuvos Teisingumo viceministrę Gabiją Grigaitę-Daugirdę pristatyti pranešimą Specialusis tribunolas agresijos nusikaltimui prieš Ukrainą tirti kaip esminė teisės valstybės principo atspindys. Ačiū. Good morning, and first I would like to Labas share my rytas visiems. warmest welcome to all of you coming here to Vilnius, and especially, of course, for our Labą dieną, sveikinu visus Vilniuje, labai nuoširdžiai sveikinu kolegas iš Ukrainos, kuriems tikrai buvo sudėtinga čia atvykti. Aš taip pat noriu padėkoti Lietuvos notarų rūmams už tai, kad jie teikia nuolatinę tvirtą paramą Ukrainai ir už tai, kad pakvietė mane kreiptis į jūs visus itin svarbia tema. Teisinės valstybės principą. Praėjusią savaitę Vilniuje Europos tarybos teisingumo ministrai susitiko konferencijoje skirtoje atsakomybei už tarptautinius nusikaltimus padarytus Ukrainoje ir prieš Ukrainą. Viena iš sesijų buvo skirta teisiniams ir politiniams klausimams susijusiems su būsimuoju tribunolu skirtu agresijai prieš Ukrainą. Ministrai priėmė deklaraciją, kurioje dar kartą patvirtino būtinybę įsteigti veiksmingą specialųjį tribunolą skirtą agresijai prieš Ukrainą, kuris gali užtikrinti teisingumą ir patraukti atsakomybę tuos, kuriems tenka didžiausia atsakomybė. Deklaracijoje taip pat paminėta, kad steigiant specialųjį tribunolą turėtų būti laikomasi tarptautinės teisės ir jam turėtų būti teikiama plati tarp regioninė parama, kad būtų užtikrintas jos teisėtumas. Ši formuluotė atspindi du teisinės valstybės aspektus, kuriuos šiandien ketinu aptarti savo pranešime. Pirma, būtinybė patraukti baudžiamojon atsakomybėn Putiną ir jo vadovybę už agresiją Ukrainoje. Ir antra, tribunolas turi būti grindžiamas teisinės valstybės principų, gerbti tarptautinę teisę ir aš paaiškinsiu, kaip tai galėtų būti daroma. Taigi, pradėsiu primindama pagrindinę Niurnbergo tribunolo pamoką. Ir yra ta, kad už karus atsakingi konkretus asmenys, o ne abstraktus subjektai, pavyzdžiui, valstybės. O nusikaltimas taikai, kurį dabar vadiname agresijos nusikaltimu, yra didžiausias nusikaltimas ir blogio šaltinis, nes po šio nusikaltimo seka dar daugiau žiaurių nusikaltimų, pavyzdžiui, plačiai paplitę ir sistemingi karo nusikaltimai. Todėl individuali baudžiamoji atsakomybė už agresijos nusikaltimą turi būti kuo svarbesnė Ukrainos teisingumo sistemoje. Nes ir šiandien matome, kad valstybėms ir politikams patogiau spręsti agresijos nusikaltimo padarinių klausimą, o ne pagrindinę priežastį. Nes
Pagrindinė priežastis - agresijos nusikaltimas yra susijusi su sudėtingais politiniais sprendimais, kuriuos valstybės turi priimti. Tačiau tik užtikrinus tarptautinę baudžiamojo atsakomybę už pagrindinę priežastį, o ne tik už pasekmes, galima atkurti pasitikėjimą. Taisyklė dėl jėgos nenaudojimo, o ši taisyklė yra tarptautinės teisinės tvarkos kertinis akmuo. Jau seniai ne kas kitas, o Hansas Kelsenas pabrėžė jėgos panaudojimo draudimo svarbą, ne tik tarptautiniai taikai, bet ir pačiai tarptautinės teisės idėjai. Štai kodėl turi būti surengtas tarptautinis agresijos nusikaltimo teismas, kad būtų atkurtas visos tarptautinės teisės patikimumas. Kita Niurnbergo pamoka - tai būtinybė ryžtingai atmesti paradoksą, kad teisinė atsakomybė turi būti mažiausia ten, kur galia didžiausia, kai galingi valstybių lyderiai, Jungtinių tautų saugumo tarybos nuolatinių narių vadovai nusižengia pagrindiniams tarptautinės teisės taisyklėms, juos galima nustumti į politinės galios užribį, tik pasitelkus veiksmingą tarptautinį teisingumą. Nes taisyklėmis grindžiama tvarka nėra valdžia grindžiama, galia grindžiama tvarka. Niurnbergas atverė naują erą, nes nustatė ir įtvirtino didžiausią galią turinčių asmenų atsakomybę ir sukūrė neatšaukiamą precedentą dabarčiai. Specialusis tribunolas dėl agresijos prieš Ukrainą suteikia pasaulio galimybei taip pat pradėti naują erą, kurioje auksinė vieta Jungtinių tautų saugumo taryboje nelems nebaudžiamumo net ir sunkiausios tarptautinės baudžiamosios atsakomybės atveju. Agresijos prieš Ukrainą nusikaltimas yra nusikaltimas prieš visą tarptautinę bendruomenę. Todėl visa tarptautinė bendruomenė turi nuspręsti, kaip valstybių vadovams taikyti atsakomybę už veiksmus, kurie tiesiogiai veikia šią bendruomenę. Agresijos nusikaltimo apibrėžtis ir jo įtraukimas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą buvo visuotinis darbas, kuriame aktyviai dalyvavo visos nuolatinės narės. Jungtinių tautų saugumo tarybos narės. Rusijos delegatai aiškiai pritarė apibrėžčiai. Taigi, įstatymas yra priimtas ir juo reikalaujama patraukti baudžiamojon atsakomybėn valstybės agresorės vadovus. Tuo metu Niurnbergo laikotarpiu nebuvo nei Romos statuto, nei Tarptautinio baudžiamojo teismo, nei kitų svarbių pokyčių žmogaus teisų srityje. Ir vis dėlto Niurnberge jau buvo paneigtas imunitetų taikymas. Vis dėlto, šiandien kai kurie tarptautiniai teisininkai ir politikai vis dar bando remtis tuo pačiu paradoksu. Esą neįmanoma patraukti vadovų baudžiamojon atsakomybėn už vadovavimo agresijai nusikaltimą. Asmens imunitetų taikymas nacionaliniuose teismuose grindžiama susirūpinimu, kad priešingu atveju nacionalinės valdžios institucijos gali piknaudžiauti baudžiamųjų persekiojimų politiniais sumetimais, siekdamos trukdyti, riboti užsienio valstybės galimybės palaikyti tarptautinius santykius. Tačiau šis pavojus nekyla dėl tinkamai sukurtų tarptautinių teismų ir tribunolų, nes jie yra nepriklausomi nuo valstybių ir veikia pagal griežtas nešališkumo taisykles. Robertas Jacksonas, Jungtinių valstijų vyriausiasis prokuroras Niurnberge, teigia, kad jei nesame pasirengę atsisakyti visų tarptautinės teisės augimo principų, negalime neigti, kad mūsų diena turi teisę nustatyti papročius ir sudaryti susitarimus, kurie patys taps naujesnės ir stipresnės tarptautinės teisės šaltiniais. Iš tiesų, tarptautinė teisė yra daugiau nei nekintamų principų rinkinys, remiantis teisėjo Jacksono žodžiais. Specialiojo tribunolo įsteigumas susijęs su tarptautinės teisės normomis, kurių aiškinimas dar turi būti iki galo įtvirtintas. Tačiau šios taisyklės jau šiandien galim
padėti rasti precedento neturinti, bet būtiną sprendimą, kad būtų galima spręsti dėl aukščiausios agresijos nusikaltimo precedento neturinčio sunkumo agresijos srityje. Todėl ne tiek teisinis, kiek politinis iššūkis yra sutikti, kad ir Jungtinių tautų saugumo tarybos nuolatinės narės vadovas turi prisimti atsakomybę dabar. Tai yra tuo metu, kai tęsiamas niokojantis tarptautinės taikos ir saugumo pažeidimas. Agresijos teismas yra gyvybiškai svarbus istoriniai tiesai nustatyti pagal įstatymą. Tačiau tam, kad ši istorinė tiesa ateityje nebūtų paneigta, tai turi būti daroma laikantis teisinės valstybės principų. O dabar pereisiu prie antrojo teisinės valstybės aspekto, paaiškindama, kaip šis tribunolas turėtų laikytis tarptautinės teisės, kad būtų teisėtas. Klausimas, ar įtraukti agresijos nusikaltimą ir kaip jį apibrėžti, buvo vienas iš pagrindinių ginčų diplomatinėje konferencijoje, kurioje buvo priimtas Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutas. Bendro sutarimo nebuvo pasiekta dėl apibrėžties, todėl galutinio kompromiso metu agresijos nusikaltimas buvo trauktas į teismo jurisdikcijai priklausančių nusikaltimų sąrašą, tačiau apibrėžimas ir jurisdikcijos vykdymo sąlygos buvo paliktos pirmajai peržiūros konferencijai. 2010 metais Kampaloje vykusiose pirmojoje peržiūros konferencijoje buvo susitarta dėl agresijos nusikaltimo apibrėžties ir specialių nuostatų dėl jurisdikcijos už agresijos nusikaltimą vykdymo, pagal kurias teismas negali vykdyti jurisdikcijos už agresijos nusikaltimą prieš Ukrainą. Po Niurnbergo proceso agresijos nusikaltimo apibrėžime pirmiausia buvo įtraukta vadovavimo sąlyga, kuri apima tik politinius ar karinius lyderius, galinčius veiksmingai kontroliuoti valstybės politinius ir karinius veiksmus arba jiems vadovauti. Antra, nusikaltimas apima akivaizdžius Jungtinių tautų chartijos pažeidimus. Šie svarbus pokyčiai gali būti laikomi svarbiausių įrodymų, kad tarptautinė baudžiamoji teisė yra taikos projektas, nes pagaliau jį leido užtikrinti pagrindinės Jungtinių tautų chartijos normos, jėgos panaudojimo draudimo, vykdymą taikant agresoriams individualią baudžiamąją atsakomybę. Agresijos nusikaltimo apibrėžtis tarptautinėje teisėje yra. Todėl labai svarbu, kad tribunolas vadovautųsi šiuo apibrėžimu, o ne bandytų sukurti savo apibrėžtį ar perimti apibrėžtį iš Ukrainos vietos baudžiamojo kodekso ir paneigti tai, dėl ko jau susitarė tarptautinė bendruomenė. Be to, siekiant užtikrinti tribunolo teisėtumą ir legitimumą, labai svarbu, kad jo įsteigimo būdas atitiktų tarptautinę teisę. Aptariami skirtingi modeliai ir sakyčiau, kad skirtingi modeliai atspindi skirtingus tikslus, kurių siekia kiekvieno modelio šalininkai. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad Ukraina kartu su Lietuva pasisako ir kitomis Baltijos šalimis ir dar kitomis šalimis pasisako už stipraus ir veiksmingo precedento būtinybę visaverčio tarptautinio baudžiamojo tribunolo pavidalu. O kitos šalys nori sumažinti precedento reikšmę tik savisaugos sumetimais, kad vėliau jis neatsigręžtų prieš jas pačias. Model of establishment is not technical issue as sometimes it may seem, because efficiency and deterrent. Kartais taip pat girdžiu, kad įsteigimo modelis yra gana techninis klausimas teisinių požiūrių, tačiau taip nėra, nes tarnautojų teismo veiksmingumas ir atgrasomasis poveikis priklauso tik nuo jo įsisteigimo modelio. Kiekvienas iš modelių kelia tam tikrų teisėtumo ir legitimumo problemų, tačiau visuose modeliuose svarbiausias klausimas yra tribunolo galimybė panaikinti Rusijos politinės ir karinės vadovybės asmeninį imunitetą.
Tarptautinis teisingumo teismas byloje dėl arešto orderio pabrėžė, kad trojkos nariai, prezidentas, ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras turi asmens imunitetą bet kurios valstybės vidaus teismuose, tol kol eina pareigas, tačiau asmens imunitetas netaikomas tarptautiniuose teismuose ir tribunoluose pagal tą patį sprendimą. Nepateikta jokių požymių, kuriuos teismas turi turėti, kad būti laikomas tarptautiniu. Tačiau kaip tarptautinių teismų pavyzdžiai paminėti, Tarptautinis teisingumo teismas ir Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijomis įsteigti baudžiamieji tribunolai ir Tarptautinis baudžiamasis teismas, kuris buvo įsteigtas daugiašalė sutartimi, sulaukus plačios tarp regionės paramos. Todėl galima daryti išvadą, kad norint būti tarptautiniu, svarbu, jog tribunolas veiktų tarptautinės bendruomenės vardu ir vykdytų savo jurisdikciją tarptautinės bendruomenės vardu. Taigi galima daryti išvadą, kad specialiusis tribunolas įsteigtas kaip Ukrainos internacionalizuotas vidaus teismas, kuriame tarptautinė bendruomenė nedalyvauja, negalėtų būti laikomas tarptautiniu tribunolu ir jam ir toliau būtų taikomas asmens imunitetas. Kalbant apie tarptautinio tribunolo sudarimo tvarką ir suprantant, kad Jungtinių tautų saugumo taryba yra paralyžuota, Jungtinių tautų generalinė asamblėja galėtų rekomenduoti įsteigti tribunolą ir prašyti, kad generalinis sekretorius Jungtinių tautų vardu vestų derybas dėl susitarimo sudarimo ir specialiojo tribunolo įsteigimo. Toks tribunolas taikytų tarptautinę teisę, įskaitant agresijos nusikaltimo apibrėžtį, dėl kurio susitarta Romos statute. Deja, negaliu išsamei aptarti generalinės asamblėjos įgaliojimo. Bet jeigu toks tribunolas būtų įsteigtas po Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sprendimo, būtų sveikintinas pavyzdys. Regioninis modelis ir Europos tarybos dalyvavimas yra naujausias pokytis susijęs su svarstomomis sąlygomis. Nes valstybės narės įgalėjo Europos tarybos generalinį sekretorių parengti dokumentus reikalingus tribunolui įsteigti. Ir artimiausiame pagrindinės grupės posėdėje aptarsime Europos tarybos parengtus dokumentus. Europos taryboje tarybos įgaliojimuose yra ginamas teisinės viršenybės principas, bet tai negalima laikyti sprendimu tarptautiniai bendruomeniai ir kyla klausimas, ar regioninis sprendimas gali būti laikomas sprendimu tarptautinės bendruomenės vardu ir ar Europos taryba iš tiesų gali būti laikoma veikianti tarptautinės bendruomenės vardu ir galinti panaikinti imunitetą. Mano nuomonė, nereikėtų nuvertinti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos vaidmens post factum suteikiant regioniniam modeliui įgaliojimus, nes tai gali patvirtinti išvadą, kad regioninis tribunolas veikia tarptautinės bendruomenės vardu, ypač jei tokiam regioniniam tribunolui iš anksto užtikrinama tarp regioninė parama. Galimybė įsteigti tribunolą remiantis daugiašalių susitarimų tarp norinčių valstybių ir Ukrainos, nedalyvaujant tarptautiniai ar regioniniai organizacijai, kelia daug susirūpinimo. Visada bus argumentų, kad toks tribunolas yra tik tam tikros valstybių grupės išraiška. Ar pozicija, o šios valstybės yra tos, kurios anksčiau buvo okupuotos Sovietų Sąjungos, toks tribunolas keltų abejonių dėl nešališkumo ir nepriklausomumo įgyvendinant istorinį teisingumą. Ir šiuo atveju asmeniniai imunitetai ir toliau būtų taikomi trejeto nariams. Baigdama klausimą apie tai, kaip tarptautinė bendruomenė taip pat neturėtų pamiršti, kad Niurnbergas yra pavyzdys, kaip teisinių procesų galima manipuliuoti istoriją ir tiesa, jei teisinis procesas yra vykdomas netinkamai. 1945 metais Sovietų Sąjunga išsisuko sėdėdama kitoje suolo pusėje. Buvo pasimokyta, kad teisiniai susitarimai, kurie atitiko tuometinius politinius pageidavimus, tai yra vengia tolesnio eskalavimo po Antrojo pasaulinio karo, bet tai buvo daroma kompromisu dėl visiško teisėtumo ir visiško teisingumo kaina, turėjo pražūtingų pasekmių taikai ateityje. Todėl šiandien įsteigus tribunolą skirtą Rusijos agresijai prieš Ukrainą,
Tarptautinė bendruomenė turi užtikrinti, kad neliktų vietos politinėms manipulacijoms, kad būtų pasmerkta imperinė Rusijos ideologija ir vėl nebūtų kuriamos nebaudžiamumo iliuzijos. Lietuva puikiai žino iš savo istorijos, koks yra svarbus laikas įgyvendinant teisingumą. Politikai keičiasi, įrodymai dingsta, prisiminimai taip pat miršta. Todėl labai svarbu atsakyti klausimą, kaip ir kada šis tribunolas, skirtas agresijai prieš Ukrainą, galėtų būti įsteigtas ir pradėti veikti visų pajėgumų. Jau buvo imtasi labai svarbių procedūrinių veiksmų. Tarptautinis agresijos prieš Ukrainą centras buvo įkurtas ir jau veikia visų pajėgumų. Dabar reikia susitarti dėl traukimo baudžiamojon atsakomybei žingsnių. Pagrindinis šio centro įsteigimo tikslas yra susitarti dėl bendros baudžiamojo persekiojimo strategijos ir palengvinti bylų rengimo būsimam agresijos prieš Ukrainą nusikaltimo teisminiam nagrinėjimui. Taip pat užtikrinti, kad agresijos prieš Ukrainą nusikaltimą prieš Ukrainą įrodymai, kurie renkami skirtingose nacionalijose jurisdikcijose, būtų saugomi ir tikrinami pagal nuoseklius procesinius standartus ir būtų užtikrintas teisingumas kuo geriau. Pabaigsiu savo pranešimą Kofi Anano žodžiais. Turime priemonių ir pajėgumų išspręsti savo problemas, jei tik rasime politinės valios. Vilnius turi drąsos ir politinės valios ir tai labai aiškiai parašyta ant Vilniaus savivaldybės pastato. Putinai, Haga laukia tavęs. Tad malonios viešnagės Vilniuje, dėkoju už kvietimą ir linkiu produktyvių diskusijų. Slava Ukrainai. Ačiū, viceministrė. Kviečiu Ukrainos teisingumo ministerijos notariato departamento direktorę Vyrą Bondarenko pristatyti pranešimą Notariato raida atsižvelgiant į karo iššūkius. Gerbiamasis ES notariato tarybos pirmininkė Marijaus Stračkaitė, atsiprašau. Labai džiaugiuosi, kad pakvietėt mane į šią svarbią konferenciją. Labai svarbu tai yra ir tiek mūsų šaliai, tiek visai ES. Šiandieną turiu galimybę kalbėti apie notariato raidą per karo iššūkių prizmę. Notaras Ukrainoje atlieka svarbų vaidmenį mūsų šalies teisiniai sistemų ir yra institucija, kuriai valstybė ne tik delegavo didžiąją dalį funkcijų neginčytinos jurisdikcijos srityje, bet ir palaipsniui plečia deleguotų įgaliojimų spektrą. Šiandieną notarai ne tik tvirtina teisės ir juridinę reikšmę turinčius faktus, bet ir yra nekilnojamo turto ir verslo teisių valstybiniai registratoriai, taip pat pirminės finansinės priežiūros subjektai ir atlieka svarbų vaidmenį kovos su pinigų plovimo sistemai. Notarų šiai dienai yra apie 6,000. Be to, notarai buvo įgalioti registruoti Rusijos karinės agresijos padarytą žalą turtui ir jo sunaikinimą, taip pat įgyvendinti kompensavimo mechanizmą už sunaikintus būstus. Karas ne vienai dienai nesustabdė nei valstybės institucijų, nei notarų darbų Ukrainoje. Teisingumo ministerija kartu su notarų bendruomenė, atsižvelgdama į visus esamus pavojus ir siekdama apsaugoti fizinio bei juridinio asmenų teisės ir interesus, rado sprendimą, kaip karo sąlygomis užtikrinti visavertį visų Teisingumo ministerijos sistemos registrų veikimą. Deja, Rusijos karinė agresija tęsiasi jau 3 metus, todėl negalime stovėti vietoje. Ir mūsų tikslas visą teisę narystė Europos Sąjungoje, dėl kurios mūsų šalis deda ypatingas pastangas ir notarai nėra išimtis.
pagrindinis notariato reformos tikslas įdiegti elektroninius notarus ir šiuo tikslu jau nemažai nuveikta. Todėl 21 metais pradėtas bandomasis projektas, kurio tikslas palaipsniui įdiegti vieningą valstybinę elektroninio notariato sistemą, kaip išplėčiama elektroninė platforma, kuri integruotai perkels visus notarinius veiksmus į elektroninę aplinką, automatizuos šios veiksmus, užtikrins notarinių veiksmų efektyvumą, optimizuos administracinę naštą notarams ir klientams ir suteiks greitą prieigą prie jau atliktų notarinių veiksmų. Nuo 2021 iki 2023 buvo vykdomi elektroninio notariato sistemos ir atskirų jos komponentų kūrimo darbai. Tai yra atnaujinta paveldėjimo registro, vieningo įgaliojimų registro, vieningo specialiųjų reformų, notarinių dokumentų registro programinė įranga ir perkeltas šių atskirų registrų komponentai. Registrai gavo naują patogią naudotojo sąsają, pertvarkyti veiklos procesai, siekiant kuo didesnio naudotojo patogumo, sukurta elektroninio notaro darbo vieta, suteikianti prieigą prie notaro. Pavyzdžiui, viena iš sėkmingų integracijų буде мати можливість відправляти запити відповіді на ці запити в автоматичному режимі. Taip pat mes sukuriame integraciją su kitomis informacinėmis sistemomis. Pavyzdžiui, viena iš mūsų sėkmingų integracijų yra duomenų integravimas su valstybinė migracijos tarnyba. Tokiu būdu notaras gali gauti asmens duomenis tiesiogiai. Taip pat užtikrinant saugumą ir šis procesas buvo sėkmingai įdiegtas. Šiuo metu mes taip pat diegiame funkcijas tam, kad naudotojai galėtų tikrinti notarinių dokumentų tikrumą per QR kodus. Tai yra mūsų priemonė, kuri leis tokie QR kodai taps notarų dokumentų tiesioginė dalimi ir tai yra jau nebe eksperimentai, bet mūsų nuolatiniai produktai, kurie buvo priimti po Ukrainos vyriausybės sprendimo 2023 metais. Taip pat notarai gali siūlyti vyriausybei savo siūlymus dėl tolimesnio paslaugų skaitmenizavimo. Tuo pačiu metu, atsižvelgiant į Rusijos pilnojo masto agresiją Ukrainos teritorijoje, Rusijos agresija tęsiasi, todėl ne visus siekius mes galėjome pasiekti šiuo metu. Norėčiau pabrėžti, kad notarų archyvo skaitmenizavimas turi labai svarbų vaidmenį užtikrinant svarbios informacijos užsaugojimo ir prieinamumą. Pagrindiniai aspektai to yra: pirma, dokumentų išsaugojimas. Dėl karinių operacijų dažnai fiziškai yra sunaikinami archyvai, kuriuose saugomi svarbus teisiniai dokumentai, pavyzdžiui, paveldėjimo, bylos, sutartys, testamentai, taip toliau. Ir jos neįmanoma atnaujinti. Ir perkėlus šios dokumentus į skaitmeninę formą, jie bus apsaugoti nuo praradimo arba sugadinimo. Pavyzdžiui, iš aktyvių karo veiksmo zonų buvo evakuota daugiau nei 200 tonų notarinių dokumentų. Ir šie dokumentai yra rūšiuojami ir skaitmenizuojami šiuo metu. Taip pat skaitmenimas ir prieinamumas. Skaitmeniniai archyvai suteikia greitą prieigą prie dokumentų net evakuacijos ar perkelimo metu. Tai palengvina dokumentų reikalingų teisiniams klausimams spręsti. Taip pat tai suteiks tęstinumo palaikymą.
Net ir sudėtingomis karo sąlygomis notarai gali toliau dirbti ir atlikti notarinius veiksmus. Ir tai padeda išlaikyti teisinės valstybės principą ir pagarbą piliečių teisėms. Geresnis saugumas skaitmeninimams leidžia naudoti šiuolaikinius šifravimo ir duomenų apsaugos metodus, o tai sumažina neteisėtos prieigos prie konfidencialios informacijos riziką. O karo metu tai yra ypač svarbu, siekiant užkirsti kelią neteisėtam manipuliavimui dokumentais. Taip pat lengvesnis dokumentų atkūrimas. Pasibaigus karai, skaitmeniniai archyvai gali būti naudojami paprastiems dokumentams susigrąžinti ir teisiniams konfliktams spręsti. Taigi, notarų archyvų skaitmenimas yra svarbi piliečių teisų apsaugos ir teisinio paveldo išsaugojimo karo metu priemonė. Todėl tarptautinė patirtis ir ekspertų parama notariato srities teisinio reguliavimo srityje yra labai svarbi mums, kuriant veiksmingą, skaidrę ir patikimą teisinę sistemą. Dėkoju Jums už paramą ir pagalbą. Ačiū dėmesį. Dėkojam už pranešimą. Kviečiu Charkovo nacionalinio Jaroslav Mudrai Teisės universiteto civilinės justicijos ir advokatūros katedros docentę Viktoriją Barankovą pristatyti pranešimą Ukrainos notariatas kaip neatsiejama lotyniško notariato dalis. Дякую. Вітаю вас, шановні колеги. Ačiū, sveikinu Jūs ir atsiprašau už mano pernelyg didelį emocionalumą. Šiandien esu laiminga kaip niekada ir pati savo galiu įrodyti, kad galima būti laiminga net karo metu. Visą laiką, kai pasirodau tarptautinėse renginiuose, aš dėkoju organizatoriams, nes tai duoda galimybę pasidalinti tuo, ką mes vystom per daugelius metus. Ir tai yra didžiulio darbo indėlis. Ir mes vis tą galim apsikeisti patirtim ir suprasti viens kitą geriau. Šiuo atveju aš noriu padėkoti ne tiesiog už organizavimą šios konferencijos, bet už šilumą, kurią jūs padovanojot mūsų ukrainiečių delegacijai. Mes jautėmės ypatingai norimais. Mes jautėmės tokie aprūpinti, kad tai neįmanoma su nieko palyginti. O taip pat aš norėčiau padėkoti kiekvienam iš jūsų dėl to, kad aš gyvenu ir dirbu Charkivo mieste, kuris turi tik tais 35 kilometrus nuo agresoriaus. Būtent dėl to galima siųsti raketas vos ne rankomis į Charkivą. Charkiv niekada nesiorientuoja į oro pavojus, nes iš pradžio pas mus būna sprogimas ir tik paskui oro pavojus. Ir vat būtent dabar, kai aš stoviu priešais jūsų ir stengiuosi pasakyti savo kalbą, gerai tai padaryti, mano miestą bombarduoja. Tik vakar, kai aš žiūrėjau ir gražėjausi jūsų nuostabių miestų, mes vėl turėjom 2 sprogimus dviejose Charkivo rajonuose ir jie vėl atėmė žmonių gyvybės ir sugriovė kažkieno namus. Ir aš noriu pasakyti kiekvienam iš jūsų, kad žodžiai apie palaikymą, Lietuvos palaikymą, tai nėra abstraktus žodžiai. Jūs tikrai turite žinoti, aš noriu paliesti kiekvieną jūsų širdį, kad jūs suprastumėt, kad šio palaikymo kaina yra žmonių gyvybės, tai yra išsaugojimas, žmonių gyvybių išsaugojimas. Aš šiandien galiu stovėti priešais jūsų ir tęsti savo darbą. Visų pirma, mūsų didvyrių dėka ir jūsų palaikymo. Aš šiandien čia
nes kiekvienas iš jūsų, nesvarbu kokia forma, tai visiškai neturi jokios prasmės, kurią formą jūs suteikėte pagalbą. Kiekvienas iš mūsų aš tikiu, kad Ukraina nėra viena palikta ir kiekvienas iš jūsų tai parodote. Aš vis tiek pereisiu prie temos šiandienos apie Ukrainos notariatą, nes tai yra įdomiausia, kas galėtų parodyti apie civiliškumą, valstybės civiliškumą. Ukrainos notariatas, taip pat kaip ir bet kokios kitos valstybės notariatas, atsirado tenais tuo met, kai valstybė suprato vieną paprastą taisyklę. Turiu minty, istoriškai atsirado notariatas. Kai mes supratom, kad kiekvieną ligą geriau žinoti iš anksto, negu sulaukti jos. Ir būtent Ukrainos notariatas tarnauja tam, kad bet kokio žmogaus teisės nebūtų pažengtos. Kai kažkam jau skauda, tam, kad galėtumėm išspręsti konfliktą, nesikreipiant į teismą. Mes teigiam, kad Ukrainos notariatas yra lotynų notariato dalis. Dėl dviejų priežasčių, nes pirma priežastis yra ta sistema, teisinė sistema, pagal kurią gyvena Ukraina. Pagal šios sistemos taisyklės dokumentai turi labai svarbią vaidmenį mūsų valstybėje. Ir iš tos pusės galima teigti, kad Ukrainos notariatas yra ypatingas tik dėl to, kad šiandieną mūsų teisinė sistemoje veikia ir taip pat ir privatus notariatai. Dėl ko sakau privatus? Nes notariatas Ukrainoje, notariusai buvo pirmieji atstovai laisvos, nepriklausomos teisinės profesijos Ukrainoje. Ukrainoje nėra teismo. Taip pat šiandien yra ir kitų profesijų, kurie yra nepriklausomi. Šioj profesijai, bet būtent notariatas turi labai įdomią istoriją. Iš tos pusės, kaip tai buvo suvokiama. Jeigu kalbėti apie Ukrainos notariatą kaip lotynų notariatą, reikia pasakyti, kad tikrai Ukrainos notariatas yra prevencinės teisėsaugos sistemos dalis. Ir čia aš turiu pasakyti, kad ši savoka, kaip aš turiu pasakyti? Deja, aš labai ilgai jau dirbu su notariatu. Aš taip turiu. Aš taip nepasakysiu, bet turėčiau turbūt. Nes aš mačiau tokius vaikus, kai ši savoka, prevencinė teisė, kai ji kėlė pasipriešinimą Ukrainos visuomenėje. Kodėl? Nes pagal Ukrainos konstituciją negali ne viena institucija perimti teismo funkcijas. Ir klaidingai, kai buvo toks klaidingas supratimas, kai išgirdo tokią savoką visuomenė pirmą kartą, visi galvoja, kad kitos institucijos perims teismų funkcijas į save ir mums reikėjo daug laiko tam, kad įrodyti, kad nėra kalbos apie tai. Ir mes girdėjome per praeitą prezentaciją, kad tai yra teismų funkcijos realizavimas, bet kitų būdų ir kita forma.
Ir tai nėra teismo funkcijos atėmimas. Jeigu leisite, aš trumpai papasakosiu apie tai, kaip tai vyksta Ukrainoje, kokiu būdu teismas užtikrina krūvio mažinimą. Ir manau, kiekvienam iš jūsų, jūs girdėjote šitą posakį, kad notariatas, kad liūdnas notariatas, jisai vengia linksmų teismų. Mano studentams sunku suprasti, kodėl notariatas yra liūdnas. Ir Ukrainoje notarų veiksmų procedūros yra labai svarbios ir jos yra labai tiksliai apibrėžtos, bet dėja mes turime tokį trūkumą, kad tai yra reglamentuota ne įstatymu apie notarus, nes dabar notarai turi didelis sunkumus, nes jų veikla toliau teisme gali būti apginčyta dėl būtent procedūros. O ši notarų veiklos procedūra yra nustatyta ne valstybės įstatymu, o Teisingumo ministerijos įsakymu, kuris dabar tvirtina Ukrainos notarų veiklų reglamentavimą. Ir tai yra tikrai didžiulis trūkumas ir mes turime jį išspręsti. O grįžtant į tą klausimą, kad o kaip Ukrainos notarai mažina krūvį būtent teismams. Mes grįšime, bet prieš tai aš dar pasakysiu apie vieną ypatumą Ukrainoje, notarų veiklos ypatumą. Harkivo miestas 22 metais nuo pilnojo masto invazijos pradžios paliko labai daug žmonių, dauguma žmonių. Po to, kai Ukrainos kariuomenė leido mums grįžti į mūsų namus, į normalų gyvenimą, pas save namuose, mes jau turėjome 3 bangas žmonių grįžimo į miestą, į Harkivą. Ir pirmoje bangoje buvo būtent notarai, jaučiant savo atsakomybę ir savo atsakomybę. Ir Ukrainos notarai tai yra stipriausia teisinė profesija šiuo metu. Ir tai yra tokia teisinė profesija, kuri turi didžiausią teisinę patirtį turi, nes teismų sistema Ukrainoje yra padalinta į skirtingas specializacijas pagal mūsų konstituciją. Ir tai yra gerai, ir tai yra patogu. Ir kai jurisdikcija irgi yra atskiriama, mes turime skirtingus kodeksus, skirtingas taisyklės, pagal kurias yra nagrinėjamos tos bylos. Ir kiekvienas teismas turi savo specializaciją, ar tai yra civilinės bylos ar kriminalinės. Ir tą patį galima pasakyti ir apskritai. Ir žinoma, yra išimtis, bet galima pasakyti tą patį apie advokato profesiją. Ukrainoje mažai kas kreipsis į advokatą tam, kad gauti teisinę pagalbą. Į tą advokatą, kuris vykdo ir civilinės, ir kriminalinės bylas. Nes tada bus pasitikėjimo trūkumas, nes pas mus advokatai irgi bando specializuotis. Arba būtent dirba tik su civilinėmis bylomis, arba tik su kriminalinėmis bylomis. Ir jie turi tokį specializavimą. O notaras to negali sau leisti, nes jis turi tokį kreipimų kiekį, kad subjektyviai jis gauna tokią pačią patirtį, kad jokia kita teisinė profesija negali jas gauti. O dabar grįžtant į darbo krūvio mažinimo temą. Pirmas ir paprasčiausias būdas tai yra stabilumo užtikrinimas ir konfliktų su įstatymais neturėjimas. Pagal Ukrainos įstatymus
такий досить специфічний yra net toks gan specifiškas toks institutas notarų procedūroje, kaip suinteresuotų dalių įtraukimas, kurie nesikreipia pas notarą, bet kurių teisės gali būti paveiktos vykdant notaro veiklą. Ir tai leidžia notarui suprasti jo valią, tokios proceso šalies valią. Ir tokiu būdu teisminė byla nėra sukuriama, nes notaras išaiškina tos tam tikros šalies valią. Taip pat krūvio mažinimas yra užtikrinimas, nes mes turime tokius du notaro veiksmus, kur faktiškai vykdomas yra būtent, kur yra vykdoma apsauga. Taip pat Ukrainos konstitucija čia nėra pažeidžiama, nes notaras subjektyviai nustato skolos lygį, kurios dydis yra mažesnis už tam tikrą lygį nustatytą įstatymu. Ir notaras vykdo savo veiklą tik ten, kur negali būti ginčių, žinoma. Ir trečias būdas yra irgi geras, nors jis yra šiek tiek paslėptas nuo paprastų žmonių. Tai yra neprofesionalių šalių akių paslėptas dalykas. Bet kuris notaro antspaudas, nesvarbu koks jis gražus arba kokiu profesionalu būtų tas notaras Ukrainoje. Pas mus kitų nėra. Aš nesu notaras. Aš esu mokslininkė ir mes kitų notarų neturim. Ir tai yra labai sunkia, sudėtinga profesija, kurią su garbe neša mūsų atstovai. Bet jie negali apsaugoti kiekvieną teisinę situaciją konfliktų nesukelimu. Nesvarbu, kokio gražumo tas antspaudas notarai yra. Bet tai neapsaugo nuo to, kad, pavyzdžiui, proceso šalis nenori vykdyti savo įsipareigojimų. Ir tada teisminis procesas vis tiek yra sukeliamas, bet ne dėl notaro kaltės ir ne dėl įstatymų trūkumo, o dėl subjektyvių priežasčių. Bet tas teisminis procesas, kuris yra sukeliamas, kai atsiranda ginčas, notaro veikla, kuri buvo įvykdyta prieš tai, labai palengvina teismo nagrinėjimą šios bylos, nes jis bus trumpesnis ir reikalaus mažiau teisėjo pastangų, nes jau tam tikri dalykai bus pagrįsti notaro akto, notaro patvirtintų dokumentais. Deja, aš turiu nedaug laiko ir aš galėčiau papasakoti dar daug labai įdomių dalykų, kaip šie, pavyzdžiui, visi dalykai yra reglamentuoti Ukrainoje, bet aš nesigailiu dėl to, nes jūs labai atidžiai klausėtės mano pristatymo, todėl ačiū Jums už Jūsų dėmesį. Ačiū labai už pranešimą. Pagal darbotvarkę mes turime dabar kavos pertrauką. Kviečiu visus sugrįžti į salę lygiai 11 valandą.